Pasikalbėkime šiandien apie baimę. Būtent apie baimę filmuotis. Jeigu įsigilintumėm į patį baimės jausmą, mes turėtumėm jam padėkoti. Nes baimė yra skirta tam, kad mes tiesiog išgyventumėm. Mes šiandieną nebeturime baimės. Pavalgysim ar ne, išgyvensim ar ne, užpuls mumis koks žvėris ar ne. Tačiau šiandieninėje visuomenėje mes susiduriam su kitais iššūkiais, kuriuose lygiai taip pat mumis ima valdyti baimė. Šiandieną baimę mes patiriam tada, kai einame į naują darbą, kai pradedam naują veiklą arba verslą, kai turime išdrįsti garsiai apie save papasakot pasauliui. Šiandieną įsijungę kamerą mes atrodo kalbamės patys su savimi, tačiau kažkur mūsų protas visgi supranta, kad įkėlus video jį pamatys begalė žmonių. Bent jau taip mes norėtumėm, kad būtų. Ir štai čia susiduria du įdomus dalykai. Mes tarsi norime populiarumo, norim viešumo, norime savo prekės ar paslaugos klaidos, tačiau iš kitos pusės mes bijome to didelio srauto žmonių. Paradoksaliai skamba tiesa, noriu viešumos, noriu naujų klientų, bet bijau save parodyti. Dalinuosi su jumis iliustracija, paveikslėlių, kurį labai dažnai naudoju mokymuose ir kurį beje tikrai galite būti matę. Mes norime augimo, mes norime tobulėjimo, mes esame pasiryžę daugiau mokytis, bet tik tais peržengę baimės zoną mes pateksime ten, kur norime. Tad ką daryti? Kaip peržengti šitą baimės ribą ir patekti į mokymosi lygmenį, kur mes jau įgyjame praktiką, o iš jos, aišku, ateina ir rezultatai. Nėra kito įrankio, kaip tik tai daryti veiksmus. Ir štai pirmasis patarimas, kuriuo noriu pasidalinti. Jeigu tu sugalvoji kažką, kas naudinga yra tavo auditorijai, gali būti naudinga kitiems žmonėms, tavo prekė, tavo paslauga, reikia sutrumpinti maksimaliai laiką tarp sugalvotos minties ir padaryto veiksmo. Nes kuo ilgiau mes ruošiamės, kuo ilgiau mes planuojame, tuo ta baimė didėja. Ir kartu didėja tikimybė, kad mes nepadarysime to veiksmo, apie kurį esam sugalvoję. Ir antras labai svarbus momentas. Kai mes fokusuojamės į save, negražus mano balsas, aš negražiai atrodau prieš kamerą, aš nežinau, ar aš patiksiu kitiems žmonėm, o jeigu aš sulauksiu neigiamų komentarų, man dar labai patinka, kai sako, aš bijau, kad mane pamatys giminaičiai ir aišku, jie mane kažkaip įvertins. Ką daryti tokiu atveju? Fokusą nukreipti nuo savęs, tai yra negalvoti apie save, o galvoti apie žmogų, kuriam aš suteikiu naudą per savo prekę arba paslaugą. Juk tu pasirinkai savo prekę ar paslaugą ne dėl to, kad tiesiog jinai yra smagi, faina, kažkuo įdomi. Dažniausiai žmonės daro tam tikrus dalykus iš poreikio, kurio jie neturėjo, arba jie jaučia labai viduje didžiulį norą padėti kitiems. Taigi rekomenduoju nebegalvoti tiek daug apie save, o galvoti apie kitą žmogų. Kuo aš galiu tam kitam žmogui būti naudinga ar naudingas. Jeigu tau sunku priimti savo balsą, treniruokis. Pradėk įrašinėti žinutes balsu, vietoj to, kad rašytum tekstą. Jeigu tau sunku priimti savo filmuotą vaizdą, savo veidą, pradėk daryti įrašus su savo nuotrauka. Na ir trečias dalykas. Tiesiog paimk ir padaryk. Nes kai turėsi patirties rezultatą, kad tu kažką padarei, dažniausiai pasirodo, kad tai nebuvo taip baisu ir nebuvo taip sudėtinga, kaip mūsų protas sukūrė. Ir tas baimės slengstis, pamatysi, žymiai sumažės. Mes galime mokytis tik tai iš savo praktikos, iš savo jau padarytų darbų, padarytų video, padarytų įrašų. Kaip tu galėsi pasimokyti, jeigu tu nesusikursi savo patirties taško? Todėl apibendrinu. Treniruok balsą, siųsk žinutes, pratinkis prie savo vaizdo ir tiesiog daryk veiksmus. Nes būtent šitie veiksmai padės tau patikėti savim, nugalėti baimės ir tu pamatysi, kad galiu daugiau, negu pradžiai tikėjai. Pasek mane ir gauk dar daugiau naudingų patarimų apie video turinio kūrimą.